Herbas. Iš tikrųjų, nuo senų laikų monetų metimai yra priimami žmonių sprendimams priimti. Netgi futbolo komandos prieš tai meta monetą, kad išsiaiškintų, kurioje pusėje per pirmą kėlinį ar rungtynes jie žais. Nes tai atrodo pats nešališkiausias būdas išspręsti bet kokį konfliktą. Taigi šitas sąžiningumas kyla iš beveik vienodos tikimybės, kad išskris herbas ar tai skaičius. Ir paprastas monetos metimas savo laiku davė pagrindą žaidimų teorijai atsirasti ir rizikos įvertinimui. Kalbant apie atsitiktinumą, mes atsimename šitą posakį, kad žaibas niekada netrenkia 2 kartus į tą pačią vietą. Tai yra plačiai paplitęs mitas. Nes per metus į Empire State Building žaibas trenkia daugiau negu 100 kartų. Mokslininkai Tuksono mieste matavo, kur trenkia žaibas ir iš 386 kartų jis net 180 kartų trenkia daugiau negu 2 kartus ar kartais net į tą pačią vietą daugiau negu 3 kartus. Ir kalbant apie įdomias istorijas, yra legenda, kad vienas žmogus, tai yra iš tikrųjų nacionalinio parko apsauginis ar inspektorius, buvo trenktas žaibu 7 kartus per visą savo gyvenimą. Čia matysite ištraukas, kurias įdėsiu, tai yra pagal tą istoriją buvo suformuota netgi reklama ar trumpi filmukai. Bet į klausimą, o kur toliau trenks žaibas, mes atsakyti nebegalime, nes tam reikėtų žinoti kiekvienos molekulės trajektoriją, greitį ir dar daugiau parametrų visoje visatoje. To padaryti dėja niekas negali. Na ir tą galima išsiaiškinti su paprasta moneta. Idealiu atveju jūs niekad negalit pasakyti, ar nukris herbas, ar iš tikrųjų nukris skaičius. Taip. Kiekvieną kartą metant, ta tikimybė yra atsitiktinė, taip, 50% ant 50%. Iš kitos pusės yra fizikiniai parametrai ir jeigu jūs žinotumėt jėgą, su kuria metat, kampą, jeigu jūs žinotumėt tiksliai oro pasipriešinimą ir dar kitus parametrus, jūs galėtumėt tiksliai pasakyti, koks bus rezultatas. Nes gautųsi, kad toks įvykis yra determinuotas ir paklūstantis, klasikiniai mechanikai. Tačiau žmogui to padaryti neišeis, nes jūs negalit valdyti jėgos, su kuria metat monetą. Jūs negalit valdyti oro molekulių judėjimo. Tad rezultatas išlieka nenuspėjamai, nes net mažiausias pradinių sąlygų skirtumas nulems galutinį rezultatą. Tai dabar jūs metat rankiniu būdu monetą ir tuo pat dažniu iškris skaičius ir herbas. Bet įdomu, kokia tvarka jie iš tikrųjų iškris. Metus 100 kartų ir padarius užrašus, kokia bus ta atsitiktinė tvarka ant popieriaus. O dabar jums pasirodo 2 lapeliai, kuris iš jų yra atsitiktinis, o kuris yra mano išgalvotas ir netikras. Ar lengva atsakyti šį klausimą? Jeigu jūs dabar įdėmiai įsižiūrėsite šios lapus, jūs pamatysit, kad herbas vienam iš jų pasikartoja 5 kartus, skaičius 8 kartus ir taip toliau. Kitam lapelėje tokių dažnių kaip ir nėra. Ir jie yra fikcija, jie yra mano pačios išgalvoti. Tad matot, kad net tikimybė, kad sekoje yra atsikartojamumas ir tokio masto visgi išlieka. Ir iš tikrųjų žmonės labai tiki, kad po kelių herbų iš eilės iškris skaičius ir tai dažnai vadinama yra tokia lošėjo klaida, nes iš tikrųjų kiekvienas metimas yra vienas nuo kito nepriklausomi. Moneta neturi kaip tokios atminties. Tikimybė visada išlieka ta pati, tačiau mūsų smegenys yra linkusios manyti, kad taip iš tikrųjų nėra. Ir azartiniuose žaidimuose tai dažnai pakiša žmonėms koją. Tai yra žinoma Monte Carlo klaida, nes jokių atveju rezultatas nepriklauso nuo prieš tai buvusio rezultato ar bandymo. Ir iš tikrųjų 1913 metais yra netgi 2 komentuotas atvejis Monte Carlo kazino, kuomet ruletėje juoda spalva pasirodė net 26 kartus iš eilės. Ir tada kilo panika.
žmonės vis daugiau statė ant raudonos, manydami, kad raudona būtinai dabar iškris. Ir buvo statomos milžiniškos sumos. Žmonės pralaimėdavo. Taigi matom, kad smegenys nėra tokios geros spręsdamos atsitiktinumo problemas. Mūsų intuicija mūsų nuvelia. Net jeigu aš dabar paklausčiau, kokį jūs skaičių pasirinksit tarp 1 ir 10. Dažniausiai žmonės pasirenka 7. O Kinijai statistika rodo, kad žmonės pasirenka 8, nes 8 yra siejamas su turtais ir augimu pas juos. Pavyzdžiui, ko jie nepasirenka, tai yra 4. Europiečiams nepatinka 13. Tai labai daug nulėmė va čia psichologija žmonių pasirinkimuose. Ir pavyzdžiui, jeigu lyginsim tarpusavę, tai 11, 17 ir 29 mums atrodo labiau atsitiktiniai negu 10 ar 100. Tai paprašyti užrašyti atsitiktinę tvarką, mes kai kurių skaičių esame labiau linkę vengti, o kitus labiau pasirinkti. Nes mes tas asociacijas tiesiog vardiname nesąmoningai. Taigi tampa aišku, kad žmogui gana sunku sugalvoti net trumpą atsitiktinių skaičių seką. O ką daryti, kai reikia 1000 milijonų atsitiktinių skaičių? Kaip dažnai susimastome, kad visa mūsų skaitmeninė pramonė, IT rinka, yra paremta atsitiktiniais skaičiais. Jų reikia kiekvieną kartą, kai siunčiat savo kreditinės kortelės duomenis. Kai ką nors perkat internetu, visa medicininių ir draudimo dokumentų apyvarta. Taip pat viso pasaulio banko ekonomika priklauso nuo atsitiktinių skaičių generavimo. Net didžiausios Irano, Irako, Sirijos ar Amerikos ir viso pasaulio karinių vadų paslaptis yra šifruojamas per atsitiktinius skaičius. Žinoma, moneta turi savo fizinių netobulumų. Tai yra nevienodas masės pasiskirstimas gali nuremti, ant kurios pusės nukris moneta galiausiai. Todėl teorijai mes iš tikrųjų turime 2 būdus, kaip sugeneruoti tikrai arba pseudo tikrai atsitiktinius skaičius. Tai galime telktis matematiką arba fiziką. Paprastos matematinės formulės gali būti tokios, kad aš dabar paimsiu valandą, kuri dabar yra, pakelsiu šitą laiką kvadratu, išimsiu 2 vidinius skaičius, sutrauksiu tos išorinius ir taip gaminsiu atsitiktinius skaičius. Bet jeigu kas nors supras šitą algoritmą, tai jis labai greitai galės jį nuhakinti ir iš tikrųjų žinos jau kitą atsitiktinį skaičių, kurį bandysiu sugeneruoti. Ir taip iš tikrųjų istoriškai yra atsitikę vienoje amerikietiškoje laidoje. Garsiausias sukčiavimo atvejis įvyko 1983 metais per CBS kanalą laidoje Pagauk laimę, kur paprastas sunkvežimio vairuotojas žiūrėjo ištisas valandas šitą laidą ir pamatė, kad spalvų toks mirksėjimas taip iš anksto gali pasakyti, koks bus kitas atsitiktinis skaičius. Ir jis tiek kartų laimėjo prieš savo varžovus, kad tų skaičių eilutė, kuri buvo rodoma po jo, net trūko vietos dolerio ženklui užrašyti. Bet kaip sugalvoti ar gauti tikrai natūralų atsitiktinį skaičių? Tam reikia atsisakyti matematikos ir pereiti prie fizikos. Ir iš tikrųjų kartais mums reikia tiesiog chaoso, o ne teleloto kamuoliukų. Ir jeigu jūs pažvelgsit į chaotišką švytuoklę, jos atskiros dalys nuolat juda ir keičia trajektoriją. Iš tikrųjų pati gamta gali mums padėti sugeneruoti atsitiktinius skaičius. Geležies atomų virpesiai, netgi pats žaibas. Iš tikrųjų per dieną kas sekundę planetoj pliksteli apie 40 žaibų. Tai yra 3,5 milijono smūgių. Orus yra labai sudėtinga numatyti. Apie tai iš tikrųjų esu kalbėjus net keliose epizoduose. Tai yra 3 kūnų problema ir drugelio efektas. Todėl atsitiktinių skaičių kūrimas remiasi oro reiškinių chaosu kaip vienu iš idealių variantų ir atsitiktiniai skaičiai yra unikalūs šifravimo raktai, savotiškos paslaptis, kurios yra prikimštos bitais. Todėl, pavyzdžiui, pervedant pinigus per banką, užpuolikams labai sunku perimti operacijas.
Pavyzdžiui, nulaužti 128 bitų raktą užpuoliko kompiuteriui reikėtų derint, peržiūrinėti ne valandą, ne savaitę ir net ne 10 metų. O vat tiek metų, kiek dabar pasirodys jūsų kompiuterio ekranuose. Įspūdingai. Iš tikrųjų, dabar mes išnaudojame chaosą savo tikslams ir pavyzdžiui, YouTube naudoja atsitiktinius skaičius formuodamas URL, bankai jūsų pinigų saugumui, internetinių lošimų kūrėjai irgi tą išnaudoja ir kartais atrodo, nuo kogi priklauso jūsų sėkmė. Ar nuo paprasto kažkokio atomo vibracijų, ar nuo chaotiško perkūnijos pobūdžio. Kvantiniai fizikoje mes matom panašius principus, dalelės elgiasi pagal tikimybės. Kai nukreipiamas fotonas į netiesinį kristalą, labai sunku nuspėti, per kurią pusę jis išeis. Ir tas iš tikrųjų naudojama tokiam fundamentaliam kvantinių skaičių generavimui. Ir tokie kvantiniai atsitiktinių skaičių generavimo būdai ar netgi kaip tokios technologijos jau yra prieinamos, jos yra parduodamos, jos bus iškeliamos į palydovus, formuojant kvantinį ryšį, itin saugų kvantinės komunikacijos, pavyzdžiui, kanalą. Iš tikrųjų, net fizikams, kuriant teorinius modelius, atliekant kompiuterinės simulacijas, branduolinės medžiagos elgesių ištirti, mes naudojam atsitiktinius skaičius. Jie yra tiesiog būtini. Be jų nebūtų įmanoma modeliuoti neutronų elgesio. O žmonės per atsitiktinius skaičius ieško meilės įvairiose interneto platformose. Šiam kartui tiek. Iki kito susitikimo su trumpa fizikos paskaita. Iki.